Claude turi dizaino įrankį, kuris vadinasi Claude Design. Trumpai tariant, tai yra įrankis, kuris gali kurti įvairius dizainus tiesiog parašius, ko norite. Pavyzdžiui, galite parašyti, kad jums reikia prezentacijos apie jūsų verslą, internetinio puslapio dizaino ar mobiliosios programėlės prototipo. Claude perskaitys jūsų užklausą ir pabandys viską sukurti už jūs. Ir geriausias dalykas, kad jums nereikia mokėti profesionaliai naudotis dizaino įrankiais tokiais kaip pavyzdžiui Figma ar Photoshop ar kitomis dizaino programomis. Aišku, kuo aiškiau aprašysite savo idėją, tuo geresnį rezultatą gausite. Tačiau pati pradžia yra labai paprasta. Parašote, ko norite ir stebite, ką Claude Design sukuria. Štai keletas pavyzdžių iš to, ką esame sukūrę mes su Deividu ir kokiais kitais pavyzdžiais žmonės dalinasi internete. Na, man iš tiesų atrodo viskas išties įspūdingai. Todėl šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip veikia Claude Design, kokius dalykus su juo galima kurti ir kaip vėliau pataisyti gautą rezultatą. Taip pat parodysiu vieną labai naudingą funkciją, kurią tikrai rekomenduoju naudoti ir įsiminti. Tai pradžiai pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Kas apskritai yra tas Claude Design? Tai nenoriu labai smarkiai čia išsiplėsti, bet trumpai tariant, Claude Design yra Claude platformoje veikianti vizualinio kūrimo aplinka. Paprastai žodžiais tariant, tai yra dirbtinio intelekto dizaineris. Jūs parašote savo idėją, o Claude Design palei ją sukuria vizualą. Svarbu suprasti, kad Claude Design nėra tas pats, kas paprastas pokalbis su Claude programa. Įprastame pokalbyje dažniausiai gaunate tekstą, o čia gaunate jau vizualiai sudėliotą projektą, kurį galite peržiūrėti, redaguoti ir eksportuoti. Tai tiek trumpai apie tai, kas yra Claude Design, o dabar keliaukime prie pačios įdomiausios šio video dalies – tikrų Claude Design pavyzdžių kūrimo. Ir šiandien parodysiu jums, kaip susikurti prezentacinės skaidres ir mobiliosios programėlės prototipą. Bet viską pradedame nuo pradžių. Pirmiausia, atsidarome Claude programėlę ir susirandame Claude Design funkcijos mygtuką. Claude Design funkcija gali naudotis visi vartotojai, kurie turi mokamą planą. Tai spaudžiame Claude Design ir atsidarę Claude Design pamatysite gana paprastą pagrindinį langą. Taigi matote, viršuje yra teksto rašymo ir pokalbio sekcija, kurią įpratę matyti įprastame Claude. Ir ką matome štai čia, tai matome pliusiuko mygtuką, tai čia yra meniu, kur prie projekto galite pridėti papildomą informaciją tokią kaip pavyzdžiui dizainą ar kodą, kad Claude Design geriau suprastų, ką norite jūs sukurti. Tai čia matote tokias funkcijas kaip attach file, tai yra įkelti failą, dokumentą, paveikslėlį, PDF-ą, tekstą ar kitą medžiagą, kurią Claude Design galės remtis, reference another project, tai reiškia prijungti kitą savo projektą kaip pavyzdį, connect GitHub, prijungti GitHub, kad projektas galėtų naudoti jau turimą kodą, link local code, tai yra susijęti kodą, kurį turite savo kompiuteryje. Patogu, kai nori tęsti darbą su jau esamu kodo projektu. Taip pat upload fig file, tai yra įkelti Figma dizaino failą ir tada Claude Design galės remtis tavo maketu ir padėti jį paversti veikiančių puslapių ar aplikaciją. Ir pabaigai manage connectors, tai yra valdyti visas prijungtas integracijas, pavyzdžiui, GitHub ar kitus įrankius. Tuomet štai čia šone matome Design System. Tai būtent ir yra ta svarbi funkcija, kurią minėjau pradžioje. Design System pasirinkimas reiškia, kad gali priskirti savo dizaino sistemą. Tai yra spalvas, šriftus, mygtukų stilius ir kitus UI principus. Ir kaip matote, aš jau turiu prijungtą dizaino sistemą, tai šią dizaino sistemą dabar aš išimu ir susikursime dar vieną kartu su jumis šiame video. Tuomet turime pasirinkimą templates. Tai yra visi šie žemiau esantis pasirinkimai, ką mes norime ir galime kurti su Claude Design. Tai turime tokius pasirinkimus. Prototype – kurti veikiančio puslapio ar programėlės prototipą, slides – sukurti prezentaciją, document – paruošti dokumentą ar tekstinį failą, wireframe – greitai suplanuoti puslapio struktūrą be galutinio dizaino, animation – kurti animaciją ar judantį vizualą ir apačioje turime start a blank project, tai yra pradėti visiškai tuščią projektą nuo nulio. Ir štai čia turime modelius, kuriuos galima naudoti kuriant dizainus. Atsiminkite, kad naujausi modeliai atlieka darbus tikrai geriau, tačiau sunaudoja žymiai daugiau tokenų. Na tai pradėkime nuo vieno dažniausiai naudojamų dalykų – prezentacijos kūrimo. Su skaidrėmis susiduriame visi – moksleiviai, studentai, darbuotojai ir verslų kūrėjai. Jose svarbi ne tik aiškiai pateikta informacija, bet ir vizualinis vaizdas. Gražios, tvarkingos skaidrės padeda geriau išlaikyti dėmesį ir sustiprina pagrindinę žinutę. Todėl aš nusprendžiau šiam pavyzdžiui susikurti skaidres, tarkime, apie desertų prekės ženklą, kuris vadinasi Sweet Room. Šios skaidrės bus trumpas prekės ženklo pristatymas potencialiam klientui. Tai ką aš pirmiausia pasidarau, tai įsikeliu kelias inspiracinės nuotraukas, kaip norėčiau, jog mano tos skaidrės atrodytų. Tuomet rašysime promptą.
Aš jau turiu pasiruošusi jį, todėl jį lengvai kopijuoju štai į šią sekciją. Štai po kelių akimirkų Claude Design sugeneruoja visas mūsų skaidres. Ir būtinai noriu atkreipti dėmesį, nepamirškite pavadinti savo projekto. Štai čia viršuje galite lengvai pasikeisti projekto pavadinimą. Aš pavadinčiau šias skaidres Sweet Room, kad grįžus į pagrindinį langą iš karto matyčiau, kur koks projektas buvo kurtas. O dabar galime pasižiūrėti skaidres viena po kitos ir įvertinti gautą rezultatą. Dažniausiai pirmas variantas nebūna idealus, bet tai nėra problema, nes viską galima pasikoreguoti. Mano atveju yra keli dalykai, kurie man nelabai patinka. Pavyzdžiui, man nepatinka, kad nėra pridėtos nuotraukos. Tai kaip aš galiu tai pasikoreguoti? Vienas paprasčiausių būdų, ką nors pakeisti, tiesiog parašyti Claude Design, ko norite. Pavyzdžiui, padaryk pirmąją skaidrę ryškesnę, naudok modernesnį šriftą arba mano atveju pridėk nuotraukų. Tai labai panašu į bendravimą su dizaineriu. Jums nereikia pačiam ieškoti visų nustatymų, tiesiog aprašote, ką norite pakeisti. Turime ir kelias kitas galimybes su dizaino koregavimu. Viršuje matome redagavimo juostą. Paspaudus Edit galima keisti pačias skaidres – tekstą, paveikslelius, spalvas ar išdėstymą. Tai spaudžiame šį mygtuką ir kaip matote atsidaro naujas langas štai čia šone. Čia jau galime detaliau pakoreguoti pasirinktą skaidrės elementą. Viršuje galite pasirinkti paprastą redagavimą, daugiau nustatymų arba pažengusiems redagavimą per kodą. Taip pat čia žemiau rasite įrankius tekstui, formoms, linijoms ir kitiems elementams koreguoti. O skiltyje Appearance galima pasikeisti elemento foną, kampų apvalumą, skaidrumą, šešėlį ar rėmelį. Ir čia dešinėje matote visas skaidres, todėl lengvai pereisite prie kitos, o baigę nepamirškite paspausti Save, kad pasikeitimai išsisaugotų. Tuomet turime dar kelias galimybes, kaip galime koreguoti. Tai yra Comment skiltis, skirta komentarams ir pastaboms palikti. Ir dar turime Markup. Ši funkcija leidžia pažymėti konkrečią vietą skaidrėse ir iš karto parašyti pastabą. Pavyzdžiui, galite pažymėti šį tekstą ir parašyti pakeisk šriftą arba padaryk mažesnį. Tada komentarą galite pridėti savo arba išsiųsti Claude, kad jis pasiūlytų ar atliktų pakeitimus. Ir štai savo skaidres jau turime. Jų kūrimui nereikėjo skirti daug laiko, o rezultatas atrodo tvarkingai ir profesionaliai. Prireikus bet kurią vietą galime lengvai pakoreguoti, pakeisti tekstą, spalvas, šriftus ar išdėstymą. Tai tikrai patogus būdas greičiau pasiruošti prezentaciją ir sutaupyti nemažai laiko. Na, o dabar keliaukime prie kito pavyzdžio – mobiliosios programėlės prototipo kūrimo. Kaip ir su skaidrėmis, esu jau pasiruošusi idėją. Kursiu spa programėlę. Jau esu pasiruošusi ir vizualinės idėjas, kurias dabar ir prisidėsiu. Na ir vėl rašome promptą, o mes dabar spaudžiame generuoti. Claude Design palei šią užklausą sukuria mums programėlės prototipą. Kaip iš pirmo prompto, manau, programėlė pateisina visus mano lūkesčius ir tikrai pilnai atitinka mano įkeltas inspiracinės nuotraukas. Esu tikrai labai patenkinta ir įdomiausia yra tai, kad prototipas gali būti interaktyvus. Galite paspausti mygtukus, pereiti iš vieno ekrano į kitą ir pasižiūrėti, kaip galėtų veikti visa programėlės struktūra. Tačiau čia labai svarbu nepainioti prototipo su tikra programėle. Claude Design šiame etape sukuria tik jos išvaizdą ir veikimo idėją. Tai dar nėra visiškai veikianti programėlė, kurią galite įkelti į telefoną ir duoti klientams naudotis. Tokį prototipą galite perduoti į Claude Code, kur jau jis galės padėti jums kurti veikiančią programėlės versiją. Taip pat noriu paminėti, kad ir šį prototipą galite koreguoti. Visos redagavimo funkcijos yra identiškos toms, kurias darėme skaidrėse. Na, o dabar jums jau turėtų kilti klausimas, kaip man eksportuoti šiuos projektus. Kai projektas jau yra baigtas, jį galima eksportuoti keliais skirtingais būdais. Spaudžiame šį mygtuką Share, kur rasite kelias skirtingas opcijas. Tai pirmiausia, turime Share Link. Tai sukuriate nuorodą, kurią galima nusiųsti kitiems. Čia taip pat jūs galite pasirinkti, kas galės matyti jūsų projektą. Taip pat turime skiltį ir Export, kur galima parsisiųsti prezentaciją norimų formatu. Tai pavyzdžiui, PDF-ą, redaguojamą PowerPoint failą, visą projekto archyvą arba HTML failą. O per Send to funkciją prezentaciją galima išsiųsti tiesiai į kitas programas, pavyzdžiui, į Canva tolimesniam redagavimui arba į Claude Code, jei norime dirbti su projektu per kodą, kad iš vizualinės idėjos būtų kuriamas realus veikiantis produktas. O dabar šiek tiek trumpas intarpas, nepamirškit pasekti mūsų kanalą, nes kitame video rodysime, kaip susikurti modernes interneto svetaines verslui. Taip pat išsamesnį modulį galėsite rasti ir mūsų AI Startas bendruomenėje, linką rasite video aprašyme ir prisektame komentare. Na, o dabar pereikime prie vienos naudingiausių Claude Design funkcijų – dizaino sistemų. Dizaino sistema iš esmės yra vieta, kurioje galite išsisaugoti visą savo prekės ženklo stilių. Pavyzdžiui, spalvas, šriftus, logotipą, mygtukų
dizainą, bendrą vizualinę nuotaiką ir net komunikacijos toną. Paprasčiau tariant, jūs vieną kartą parodėte Claude Design, kaip turi atrodyti jūsų prekės ženklas, o vėliau kuriant naujus dizainus nebereikia visko aiškinti iš naujo. Norėdami sukurti savo dizaino sistemą, spaudžiame Design System ir štai čia mygtuką viršuje Create. Ir čia matome du būdus, kaip susikurti savo Design System. Tai pirmasis variantas Create Here. Jis tinka tada, kai jau turite bent šiek tiek savo vizualinės medžiagos. Pavyzdžiui, Figma dizainas, senas prezentacijas, logotipas, spalvų pavyzdžius ar kitus failus. Juos įkėlus Claude gali suprasti jūsų stilių ir pagal tai kurti naujus puslapius ir skaidres. Tai yra paprasčiausias pasirinkimas, nes nereikia mokėti programuoti. Antras variantas Create using Claude Code. Jis labiau skirtas tiems, kurie jau turi veikiančią svetainę ar programėlę su kodu. Pavyzdžiui, jeigu turite savo mygtuką, korteles, meniu ar kitus dizaino elementus, Claude gali jais remtis ir naujus dizainus sukurti labai panašius į jau turimą produktą. Trumpai tariant, pirmą variantą rinkitės, kai turite dizaino failų ar įkvėpimo pavyzdžių, o antrą, kai jau turite projektą su kodu ir norite išlaikyti maksimalų dizaino tikslumą. Baigę galėsite paskelbti šią dizaino sistemą ir nustatyti ją kaip pagrindinę. Nuo tada, kuriant naują projektą, ją bus galima pasirinkti iš sąrašo. Tai reiškia, kad jūsų pirmas, antras ar net pavyzdžiui 50 dizainas išlaikys tą pačią stilistiką. Jums nebereikės kiekvienoje užklausoje iš naujo rašyti kokias spalvas, šriftus ar bendrą nuotaiką naudoti. Ir būtent todėl dizaino sistemos gali sutaupyti labai daug laiko, ypač jei kuriate daug turinio vienam prekės ženklui ar verslui. Beje, jei norite ne tik išbandyti Claude Design, bet ir kartu su kitais mokytis naudotis dirbtinio intelekto įrankiais praktiškai, prisijunkite prie AI Startas bendruomenės, ten rasite daugiau naudingų pamokų, pavyzdžių ir galėsite augti kartu su bendraminčiais. Tai dabar noriu atsakyti į pagrindinį klausimą. Ar verta iš vis naudotis Claude Design? Manau, kad Claude Design gali būti labai naudinga žmonėm, kurie nori greitai vizualizuoti savo idėjas. Jis ypač praverčia, jeigu nesate dizaineris, tačiau jums reikia prezentacijos, interneto puslapio idėjos, socialinių tinklų vizualo ar programėlės prototipo. Žinoma, nereikėtų tikėtis, kad pirmasis sugeneruotas variantas visada bus tobulas. Kartais reikės pataisyti tekstą, spalvas, išdėstymą ar kitus elementus. Tačiau didžiausias šio įrankio privalumas yra tas, kad jums nereikia pradėti visiškai nuo nulio. Claude Design pateikia jums pirmąjį variantą, o jūs jį toliau tobulinate. Užuot valandas dėlioja viską nuo nulio, galime tiesiog aprašyti savo idėją ir per kelias minutės gauti pirmąją jos vizualinę versiją. Taigi toks yra Claude Design. Tai paprastas būdas kurti prezentacijas, puslapių dizainus, programėlių prototipus ir kitus vizualinius projektus naudojant tekstinės užklausas. Svarbiausia, kuo aiškiau pasakyti, ko norite ir nebijoti prašyti Claude Design pataisyti gautą rezultatą. Kuo daugiau su juo bendrausite ir tikslinsite savo užklausas, tuo geresnius dizainus gausite.